Šiandien aš su jumis noriu pasidalinti viena tokia gydančia praktika. Tiesiog aš jums noriu pasiūlyti rasti laisvo laiko, bent valandėlę ramioje aplinkoje atsisėsti, pasimti popieriaus lapų, pasimti rašiklį ir susirašyti atsakymus į klausimus, kuriuos aš jums dabar išvardinsiu. Pirmas klausimas: kam aš priešinuosi savo gyvenime? Antras klausimas: ko labiausiai bijau šioje savo gyvenimo situacijoje? Ir turite pagalvoti apie tą situaciją, kuri jums dabar yra labai aktuali ir labai svarbi. Tada paklauskite, koks blogiausias dalykas gali atsitikti. Ir pagalvokite, užsirašykite. O tada vėl paklauskite, kas būtų, jeigu atsitiktų tai, ko labiausiai bijau. Ir vėl užsirašykite atsakymą. Toliau dar atsakykite savo į tokį klausimą: ką man suteikia priešinimas šitai situacijai? Kodėl man naudinga likti šitoje situacijoje? Ką aš galiu daryti arba ko aš galiu nedaryti, jeigu lieku šioje situacijoje? Tai padės jums suprasti antrinę paslėptą naudą, kodėl neinate į pokytį. Taip pat dar paklauskite, kokios kliūtis turi būti pašalintos, kad susitaikyčiau su esama situacija. Ir kai įvardinsite tas savo didžiausias baimės ir kai susitaikysite mintyse su tuo, kas gali nutikti blogiausio, tada tikrai labai tikėtina, kad jūs prieisite ten prie kažkokio tai pagaliau rezultato. Tai pagalvokite, pamastykite, susirašykite. Labai naudinga praktika.